Aš matau tavo balsą. Ar jūs pasiruošę dar vienam intriguojančiam vakarui? Mūsų svajonė New York'e Times Square nusifilmuoti TikToką. Vien sekdami užuominas ir nekarto neišgirdę tikrojo balso. Ar galėtumėte atskirti gerus dainininkus nuo blogų? Ar tada skaudės labai? Vienas žaidėjas pabandys laimėti net 10 000 eurų. Jam talkins akila superžvaigždžių detektyvų komanda. Procentaliai šiaip yra mažai dainuojančių vaikinų. Nykstanti rūšis gaunasi, taip. 6 paslaptingi dainininkai, 5 etapai ir vienas įspūdingas finalinis duetas, vertas net 10 000 eurų. Vėliau iš jūsų vakarienę tada. Jeigu jūs laimite, tai tada vėliau 1000 eurų. Jeigu... Galima aš sakysiu. Nurkos, aš irgi plastiška, bet aš dainininkė. Ar jūs pasiruošę žaisti? Čia aš matau tavo balsą. Parodyk savo balsą! Labas vakaras, žiūrovai, labas vakaras. Jūs žiūrite Aš matau tavo balsą. Ir tai yra vienintelis muzikinis detektyvinis šou Lietuvoje, kur kiekvieną sekmadienį žiūrovai gali laimėti net 10 000 eurų. Mes turime ir ypatingus detektyvus, ir taip pat ypatingus dalyvius. Ir tuoj sužinosime, ar jiems pavyks laimėti net 10 000 eurų. 2 žaidėjai, 6 dainininkai. Tiems žaidėjams reikės išsiaiškinti, geri ar blogi dainininkai stovi štai ten. Tai padaryti yra, kaip jau matėt per visas laidas, beprotiškai sunku. Ir šiandien mūsų detektyvų komandoje yra ypatingas sąstatas. Tai yra legendų legendos, detektyvų detektyvai. Paplojame jiems. Legendarinis sąstatas. Verslininkai, labdaringų aukcionų įkūrėja ir organizatorė Karolina Meskino. Labas, Karolina. Labas. Duetas ne tik gyvenime, bet ir scenoje. Aš labai džiaugiuosi jūs matydamas čia, man labai gera, kad jūs esat kartu. Aš užaugau su jumis, man labai smagu, kad jūs atėjote ir skyrėte savo laiką. Pakartau dar tą legendarinį. Aš legendariškai užaugau su jumis, legendariniai mano žmonės. Tai yra Vilius ir Violeta Tarasovai. Pora. Beveik 40 metų. Wow. Aš neįsivaizduoju, ką tai reiškia. Man yra 29, tai aš net nesuvokiu tokio laiko, tokios savokos. Šitą laimę dar laukia. Visi mes tam Nereikia suvokti, ateis. Didžiuliai komplimentai jums. Taip pat beprotiškai dėkoju, kad atvykot čia. Aktorių pora Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys. Ačiū jums labai. Nu dabar susipažinkime su šio vakaro žaidėjais, kurie yra pasiruošę laimėti 10 000 eurų, kad įgyvendintų savo svajonę ir nukeliautų į New Yorką. Tai yra Aivaras ir Brigita. Paplojam Aivarui ir Brigitai iš Šiaulių. Labas vakaras. Brigita, labas. Labas vakaras. Sveiki. Mes esam Aivaras Ir Brigita. Povilioniai iš Šiaulių, Gyvenime užsiemam, Brigita yra fotografė. o Aivaras renginių vedėjas. Gan aktyviai reiškėmės TikTokuose. Nuo pat ryto iki pat vakaro, nuo pirmadienio iki sekmadienio. Aivaras labai paklusnus. Dėl pandemijos mums dingo kelionė, jau buvo suplanuota ir nupirkta ir likus 2 savaitėm iki kelionės viskas buvo uždaryta. Tai va, liko mūsų New Yorkas ir dar liko nenufilmuotas TikTokas Times Square New York'e. Tai va tas 10 000 labai gerai tam tiktų. Tai aš manau, kad mūsų darbas renginiuose, šventėse ir vakarėliuose, kuomet ir po 12, mes jau turim įvaldę taktiką pamatyti, kurie gali būti geri, kurie blogi dainininkai. Tai manau, kad tas mūsų pastabumas ir darbinė patirtis mums padės išvelgti tuos blogus dainininkus. Jeigu laimėtumėm, mes jau galim skristi New Yorką. Man atrodo, kad mes jau vieną koją New York'e. Bet mūsų tikslas yra, kaip sakant, bent jau skrydis pirmyn atgal, nes, tu sakai, nori labai nusifilmuoti TikToko Square centre. Tai nuskrendam rytą, nusifilmuojam ir vakarė grįžtam į Lietuvą. Aš jau jaučiu, kaip lėktuvė sėdžiu.
jūs esat tiktokeriai. Jūs tiktoko visokius įdomius video darėt ir užkariavot visą tiktoką per pandemiją. Kieno čia buvo idėja? Geras. Brigitas. Brigita, Aš tiktokas iniciatyvesnė už Aivarą. kiek sekėjų Brigita turi? Tai jau gerokai virš 100 000. Gerokai virš 100 000. Karolina, kiek tiktokė tu sekėjų turi? Nelabai aš aktyvi tiktokė. Taip, mes laukiam skaičiaus. Jie turi daugiau. Kiek? Nežinau iš tikrųjų. Nežinau, tai patikrink. Negaliu patikėti. Aš įtariu, kad jinai nežino. Aš įtariu, kad mažiau. 30-40. 34. Nesu aktyvi. Bet pagarba jums. Pagarba jums, paplajam. Jūs planuojate, jeigu laimėsite 10 000 eurų, nukeliauti į New Yorką. Kodėl New Yorkas? Taip atsitiko, kad prasidėjus pandemijai dingo mūsų kelionė į New Yorką. Ir mūsų svajonė New York'e Times Square nusifilmuoti tiktoką. Liko neįvykdyta. Tai, žodžiu, stengsime šiandien. Kokia yra suma, kad jums užtektų iki Times Square nulėkti, pažiūrėjau, vakarui, pasidaryti tiktoką ir grįžti? Mes galvojam, kad mums reikėtų 10 000, kad galėtumėm ir pas tave į Los Andželą atskris dar. Tai tada reikia 20 000, nes ir aš ten turėsiu nuskristi. Tai tu galėsi paversti iš 10. Jo, tau, man atrodo, lengvai ten. Spragulintas. Nu, iš tiesų, jeigu labai atveti, aš galiu tik tai pradanginti pinigus. Bet šitas šou yra ypatingas tuo, kad čia pinigai nedega. Gyvenime mes žinom, kad pinigai šiaip dega. Ar ne, jeigu pasiemam paprastų pinigus, labai natūraliai tiesiog ima ir, sudega. Bet aš matau tavo balsą, pinigai nedega. Tai kviečiam jūs užimti savo poziciją ir netrukus pradėsime žaidimą. Ar pasiruošę? Visada pasiruošę. Gerai. 10 000 eurų gali būti jūsų, jeigu visus sprendimus šį vakarą priimsite teisingai. Taisyklės šou yra puikiai žinomas. Yra 6 dainininkai. Kiekvieno etapo metu jums reikia eliminuoti blogą balsą. Jeigu tai pavyksta padaryti, 1000 eurų yra jūsų sąskaitoje, jie yra nedegantis. Taigi, pirmas raundas. Pirmas įspūdis. Šio etapo metu mes susipažinsime su visais šio vakaro dainininkais. Ir tiesiog iš pirmo įspūdžio, iš jų laikysenos, jų jausenos, jums reikės apsispręsti, kuris yra jūsų nuomonė blogas dainininkas. Jūs per daug neįsitemkite. Yra tikrai blogų dainininkų. Mes nežinome, kiek yra blogų, kiek yra gerų. Ir taip pat turime detektyvus, kurie yra jūsų pusėje. Taigi, dėmesio, pirmas raundas, pirmas įspūdis. Pirmasis – virėjas. Jis virtuozas ne tik virtuvėje. Baigęs akordeono klasę, pats išmokęs groti gitarą ir scenos karjerą pradėjęs nuo dainavimo vaikinų kvartete, jis svajoja iš renginių dainininko tapti didžiosios scenos atlikėjų. Čia gali melagingai sakyti. Gali. Aha. Antroji – kurjerė. Žmonėms suteikia džiaugsmą ne tik pristatinėdama maistą, bet ir lepindama savo muziką. Jis žino, kaip pamaitinti ir kūną, ir sielą. Kurie tai galėtų būti, ne? Beveik važiuoju. Dainuoji mašinai. Jo. Galėtų būti tikrai. Trečioji – pramoginių šokių šokėja. Nors solinę karjerą pradėjo visai neseniai, scenoje jis stovi nuo pat vaikystės. Pradėjusi kurti savo muziką, dabar jį šokėjos kelią nori iškeisti į profesionalios atlikėjos karjerą. Nematyta, gal grimas gerai padarytas, bet laikysena tokia stabili. Ir principė šokėja tai tikrai turi klausą. Jo turi klausą, bet ar dainuot moka dar klausimas, tai reikės aiškintis. Ketvirtoji – juvelyrė. Nors savo amatu ji pasirinko kurti apčiuopiamą grožį. Tokį grožį jį sugeba kurti ir scenoje. Baigusi muzikos mokyklą, ji labai gerai išmoko visas pamokas. Kaip profesionaliai valdyti savo balsą. Bet muzikos mokykla, tai žinau, kad dažnai būdavo tėvelių iniciatyva. Tai klausimas, ar jį iš tikrųjų mėgsta ir nori dainuoti. Penktoji – tinklinio žaidėja. Profesionalus sportas – ne vienintelis dalykas, kurį jį daro meistriškai. Pirmus žingsnius muzikos pasaulyje jį jau žengia ir ruošiasi šauti į patį viršų. Aš tai sakyčiau, galėtų būti dainininkė tikrai. Ne? Ne. Šeštoji – bobų veisėja. Jos augintiniai, jos pasididžiavimas. Tačiau didžiuotis jį gali tikrai ne tik tuo. Nors baigus muzikos mokyklą, dainavimas liko tik jos hobiu, jos balsą gyrė 10 tikrų muzikos profesionalų. Šį vakarą jį parodys už ką. Bet gal jis savo povom ten kažką dainuoja? Štai toks pirmas įspūdis. Mes turime
virėja, kurjerė, pramoginių šokių šokėja, juvelyrė, tinklinio žaidėja bei povų veisėja. Aivarai, Brigita, ar turit kažkokių iš karto įžvalgų pamatę, kažkokią intuiciją? Man tai įtarimą juvelyrė sukėlė. Man labiausiai sukėlė virėjas, nes, jaunuolis dreba nuo pirmų akimirkų, toks jausmas, kad arba sunku laikyti pozoj tokioj. Jam turbūt lengviau sekas žongliruoti kepiniais negu mikrofonu. Man moteriškas jausmas tai prie juvelyrės linksta. O man linksta tarp dviejų, tarp virėjo ir tarp tinklinio žaidėjos, nes, kažkaip tai su sportininkais, niekada nebūna jie geri dainininkai, būna arba geri sportininkai. Neaišku, ar jinai sportininkė. Gal nesportininkė visai. Vieną bendrą nuomonę jūs jau turite, nes Violeta irgi iškart sako, reikia išmesti vaikinuką, nes tai, kad tai yra netlikėjas, nes procentaliai šiaip yra mažai dainuojančių vaikinų. Vaikinų, jo. Dažniausiai, kai mes susinėjom pedagogiką, tarkim, ateina, tai vien merginos. Vien merginos ateina. Čia gerai labai retas toks dalykas. Nyksta rūšis Išimtis. Aš taip permečiau akimis, kaip kas stovi ir taip būčiau išmetus virėją. Bet mes neturime pamiršti, kad virėjas gali būti tiesiog mėgėjas, namie dainuojantis, turintis gerą balsą, bet nebūnantis scenoje. Nes taip dažnai ir būna virėjai, šiaip aš ir kalbėjau, net kai mes turėdom savo laidą virtuvinę, tai aš ten negalėdavau nedainuoti. Nes tu daugiau nieko neveikdavai ten. Kas buvo gerai, ar kitas dainuoti? Makaronus. Aš iš sportinio interesą tiesiog pasilikčiau virėją, nes man įdomu, nes jis vienintelis vyrukas. Bet čia tik mano nuomonė. Ar tikrai nėra susijęs su to, kad tu šiaip mėgsti visokias virtuves? Gali būti ir su to susiję, bet man įtartina gal šiek tiek kurjerė, pramoginių šokių šokėja, bet iš tikrųjų labai... Ir dabar Karolina visus išvardina. Taip, jie visi yra labai įtartini. Ne, čia iš tikrųjų yra pats sunkiausias raundas, nes iš išvaizdos yra sunku spręsti. Jo, gerai, man ir povų veisėja yra įtartina. Labai graži mergina, man jinai kažkokia labiau modelis, fotomodelis, nežinau. O man ji tokia užslepta talentą. Nu va, viskas skirtingai. Aišku, čia jūsų sprendimas, mes galim tik įtaką daryti. Brigita, Aivarai, ar detektyvai padėjo, ar labai gražiai pašnekėjo ir atvirkščiai viską sumaišė jums? Tai aš irgi linkstu prie virėjo. Labai atsiprašom, Karolina, bet jie liksta prie virėjo. Mes irgi atsiprašom. Prituokim tas vyrus. Bet jūs ant mūsų nepykite. Tai vėliau iš jūs vakarienę tada. Dainuoja. Jie tiesiog čia savo žaidimą jau. Gerai, o jeigu jūs laimite, tai tada vėliau 1000 eurų. Mes į vakarienę pavaišinsim. Ai, vakarienė. Ir 1000 eurų tada įteikti. Bet tegu neprašo, kad dainuotumėm prie vakarienės. Atėjo laikas spręsti. Pasižymėkite virėją. Taip, spustelkit ir jeigu tvirtinate savo atsakymą, jeigu tai yra galutinis atsakymas, tai... Čia tavo atsakomybė. Spauskit. Aš tik tai noriu pastebėti, kaip jūs padiskutavot, abu tarsi sutarėt. Ir Brigita sako, tai tu spausk tavo atsakomybę. O jeigu laimės, tai čia mūsų pinigai. Tai čia tavo atsakomybė. Gerai. Virėja vis dėlto. Spauskit ir jau už rankų nebesilaiko. Dar tik pirmas etapas. Virėja. Dėmesio, tiesos akimirka. Parodyk savo balsą! O Dieve, čia yra labai tinkama daina nusidainuoti, šiaip. For the beginning, we come too far to give up who we are. So let
present has no ribbon. Ačiū. Your gifts keeps on giving. What is this I'm feeling? Tarsi improvizuoji. Puikiai. We come to far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Koks vardas? Lukas. Lukas, pavojam Lukas. 1,000 eurų. Jau 1,000 eurų turite jūs dėl to, kad yra blogas dainininkas. Ar tu esi geras virėjas? Tikrai taip. Tikrai. O ką tu gamini? Griliaus patiekalus. Fantastika. Ar tu dainuoji, kai tu gamini? Žinoma. Kad taip ir visi virėjai dainuoja. Esmė yra kame. Aš girdėjau tokį dalyką, kad kai tu gamini, tavo energetika labai persiduoda į maistą. Tai tu tą gerą energetiką ir perdodi į maistą, nes mes matėm, kaip faina tau dainuoti, kaip smagu. Ir užkūrė čia visiškai vakarėlį. Ačiū labai, tu esi nuostabus, charizmatiškas ir dar 1,000 eurų padovanoji. Ir man nereikės vakarienės statyti. Ir Aivaras bandys laimėti 10,000 eurų tam, kad galėtų nukeliauti į New Yorką ir ten puikiai praleisti laiką ir, kaip jie sakė, pasidaryti kažkokį TikToko video Times Square. Ar esate pasiruošę lošti toliau? Taip. Skelbiu kitą raundą, kuris vadinasi fonograma. Šis etapas yra labai, labai svarbus, nes dabar jūs išgirsite juos visus dainuojančius. Geri dainininkai dainuos pagal savo fonogramą, o blogi pagal kažkieno kito pasiskolinto fonogramą. Jums reikia atskirti, kas yra geri dainininkai, kas yra blogi dainininkai. Taigi dėmesio, fonograma. Dainuoja, aš manau. Noris pamiršti viską į laisvę. Aš tai kaip tik manau, kad ne. Man irgi atrodo ne. Ne? Tau sunku buvo iki šiol. Noris numesti. Nejuda. Žinok, ritmas, man atrodo, kad yra, žinok, nes... Bet jinai net kojų nejudina. Judin, pakelnė matęs ir į ritmą pataiką. Niekas nežinos, apie ką svajoji, nesužinos. Vienas namuose, tu dar ją nori, vienas namuose, daug ką galvoji, niekas nežinos, apie ką svajoji. Bet labai daug dirbta daug, ta prasme padirbėta kaip reikalas. Ne. Aš irgi manau. Žinau, kur noriu būti. Oi, ne, tikrai ne. Tik ar man užteks jėgų, ką turėsiu paaukoti, nes visą tai veik turiu. Žinokit, aš manau, kad čia jinai. Ne. Neskauda, abejoju, taip ilgai tikrai nebus. Rankos kyla, dar kvėpuoju, man riba tik tai dangus. Ne, ne, ne. Ne. Kol tikės bent vienas žmogus, rytas neatrodys tamsus, gyvenu svajone. Burna, lūpas išraiškingai reiškia. Jo, bet...
Ir ritmą gerai pataiko. Bet ir ritmą šokėja pataikė. Jo, čia dėl... Ir judėti moka gražiai. Labai elegantiška. Aš atiduosiu visą save, save. Man kažkaip pagal tai, kaip jinai dantis sukanda, tardama žodžius, atrodo, kad labai tinka prie balso, kaip taria dainuoja žodžius, man panašu, kad galėtų būti. Kas benutiks kelyje, aš atiduosiu visą save, save. Mano širdis ant baltos. Bet kaip flirtuoja, nu prie žmonos. Į kokią mes šią laidą patekom? Bang, bang into the room. Jeigu... Galima aš pasakysiu. Labai gera šokėja negali būti tokia medinė. Čia gali būti visaip. Nu, ir kas, aš irgi plastiška, bet aš dainininkė. Ne, bet kaip taip suvaidinti, man čia kosmosas ir aš taip negalėčiau. Mums jau pasisekė meilėje, o loterijai dažnai nesiseka. Mes laukiame jūsų verdikto. Dabar jau taip šokčiau šiek tiek pas detektyvus ir Jonai, jūs taip labai atrodo, kad spektaklį ruoštas taip įtemptai žiūrėt, kaip... Ar įtikino bent jau vienas iš jų, kad yra geras dainininkas? Kaip sakoma, kiekvienas lagaminas turi du dugnus, taigi reikėtų pagalvoti, dabar negalvoti. Nu, kad nelabai. Čia žinokit, visi nesutarėm šį kartą. Nesutarėm. Apie dainas, apie balsus ar šiaip nesutarėt? Apie blogas ar geras. Čia Jo, kažkoks... Karolinai, pavyzdžiui, pramogų šokių šokėja, Pramoginių šokių, jai atrodo, kad čia yra geras dainininkas, o mes vienareikšmiai... Bet prieš tai jie ir virėjas atrodė O geras. mes esame savo, aš nesu žaidėjas kazino, pavyzdžiui, bet statyčiau paskutinius savo 100 eurų. Tiek užtikrintai. Jo, pat kažkaip taip. Kas jūs taip leidžia? Tiesiog žandikulis visos pozicijos, tų visų melizmų. Bet gal jie stengiasi apgauti? Gal, tai vad nežinau. Mokėdami visus šitos Tada labai aukštas lygis. Tada aukštas lygis jo, jeigu taip sugeba apgauti. Bet labai plastiška ir labai gražus pasirodymas. Nu, ir kas, aš irgi plastiška, bet aš Aš net neprieštarauju. Čia girdėjom jūsų komentarus, kad pačioj pradžioje nepataikė į fonogramą, ar ne? Nu, tą pirmą jo frazę. Kaip yra iš tiesų, aš nesu dainuojantis ir žiūrovai nėra Nebuvo, dainuojantis. Ar todėl, sunku kad- pataikyti į savo fonogramą? į savo fonogramą nesunku pataikyti, bet jeigu yra įžanga. Čia nebuvo įžango. Ne, ne. O Tai kad- nepataikė būtent pačioj pradžioje, bet paskui jau pataikė. ar ne? Jo, vėliau nebesukėlė. Čia viskas suprantama, taip atsitinka. Čia nieko tokio, bet Ne, čia visai. būna pasitaiko. O kurjerė, kaip jums pasirodė? Aš sakyčiau, kad labiau, galbūt, kad gera, bet... Man tai visiškai priešingai. Man kurjerė atrodė, va, kaip Jonas pasakė labai gerai, jinai atrodė labai šalta ir atrodė net... Ir net atrodo nejudėjo, ypatingai apačia. Čia, aišku, gali būti jaudulys, gali būti taktika, gali būti daug kas. Bet man atrodo, net netiko tas balsas fonogramos prie Ir jos. fonogramos balsas gaunasi toksai, kad labai panašiai į Lietuvos žymę atlikėją, sakykime, ar ne? Dainos autorė, netgi. Jo, netgi Dainos tipažas netitinka. Jinai taip atrodo labai paviršutiniškai, tiesiog judino burną ir nežinau, man atrodo, trūko iš jos vidaus dar kažkokio. Abidvi blogos. Abidvi blogos. Aš atmetu, kad tyčia padaro. Nes tam, kad tyčia padaryti, reikia būti labai aukšto lygio dainininkų. Aš taip manau, atlikėjų. Bet jeigu atmetu šitą dalyką, tai aš sakyčiau, pirmoji buvo visiškai netitiko dainos temperamentą, visiškai labai gerai pataikė viską, bet absoliučiai visiškai šalta kaip ledas buvo. Jo, o temperamentas netitiko turinį dainos ir iš viso balso tembrą. O antra dainininkė, aš pasakyčiau, kad va, tas sukandimas jos ir tas žandikaulio nejudėjimas, tai iš viso ne dainininkų. Bet pagal kaip jinai kažkaip dantim kando dainuodama, man atrodė, kad kaip tarė žodžius fonogramui, kad... Tai kam čia žodžius taip? Taigi pamatykime kitus 3 dainininkus.
Čia tikrai jinai, aš jums sakau. Čia tikrai jinai. Aha. Specialiai patraukė. Specialiai čia patraukė. Taip ryškiai patraukiamas balsas darėjo. Meluoja, jis bando apgauti. Gerai, Reiškia gerai. Jinai yra gera. Gera. Bet pažiūrėk, kaip jinai jūti, tai minkštai taip vaikšta, ne? Minkšti labai batai. Doesn't matter 'cause you give me temptation, and we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. Say I should give you up. Can't hear them no 'cause Ai, gal ir ne. Specialiai ir burną neteisingai Jis specialiai daro, kad... Wow, nu balsas tai neįtikėtinas, jeigu čia iš tikrųjų jos, tai čia wow. Ne, bet kaip taip suvaidinti, man čia kosmosas ir aš taip negalėčiau. Koks balsas, mane čirpuliukai biškita. Toks labai išskirtinis balsas. Ne. Bet kaip galėjo taip nutikti? Žinau, kad žmonės linkę klysti, bet mano širdis ant balto sniego ir tie jausmai seniai atvėso. Tu sugrįžai, bet man jau nesinori nieko. Rožės spygliai į kūną smenga. Irgi taip minkštai šoko. Jinai bus kokia, žinai kas, šokėja krepšinė kokia. Žinai, krepšinė to šokėjas palaikymo komandas. Galėtų būti. Jo, jin tokia plastiškai, tokia. She got a body like a hourglass, but I can give it to you all the time. She got a body like a Cadillac. Nedainuoja. Ne. Nedainuoja. Been waiting for that. Stop, hold up, swing your Bet kaip flirtuoja, nu tai žmonos, man nu... bang into the room. I know you want it. Bang, bang all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take Ir mikrofą net laiko, taip ir natūraliai. Ir natūraliai, matas kaneslė. Bet judesį atlieka ne iki galo, dar palieka rezervą. To the A, to the N, to the D, to B, to the A, to the N, to the D, to See anybody could be good to you. You need a bag to blow your mind. Kvėpavimą demonstruoja, kad taip, kad diafragma, viską čia propė, nu taip, žinai. Ką tik pamatėme 5 dainininkus, kurjerę, pramoginių šokėjų šokėją, juvelyrę, tinklinio žaidėją bei povų veisėją. Žaidėjai, Aivarai, Brigita.
Blogi dainininkai, kas krito į akį? Man tai kardinaliai nuomonė pasikeitė apie visus dalyvius, kas buvo iš pirmo Nuo pirmo įspūdžio iki dabar, ar ne? Kardinaliai praktiškai. Galvojom iš pat pradžių pagal pirmąjį, tai kad lyg povų veisėja turėtų būti gera dainininkė, bet kai pamatėm, kai dainininkė dainuoja ir su čia, Į ir su mikrofoną čia. žandą Nu vis tiek, tai jeigu esi profesionalas, nu tu mikrofoną, nu tu nelaikysi čia, vis tiek tau yra įgimtai, tu, kad ir kaip... Tai yra fintas, čia gali būti. Aš manau, kad juvelyrė šitą strategiją naudoja. Absoliučiai, jo, absoliučiai. Tai va, juvelyrė, ką pradžioj kalbėjau, tai Mums atrodo, kad jinai yra gera. Gerai, juvelyrė. Visi mes Superinė. sutarėm, jo. Ir dar man atrodo, kad jinai yra su peruku. Taip. Ir lygiai nusišveis. Mes išvysim, kad... Aš manau, kad čia mums parodys tai vaizdų. Taip. Kokios dar Bet įžvalgos? mes neprieinam išvados, kas yra blogi dainininkai. Nes jie tai visi padaryti patiems yra labai sunku, bet mes turim profesionalus, detektyvus. Aš nežinau, aš tai už kurjerį ir pramoginių šokių šokėją sakyčiau, kad nedainuoja jos. Blogi. Blogi. Nu, Taip. Taip. Gal mama jos yra labai geros dainininkės, bet nežinau, Kaip visa Lietuva. šiaip labai norisi išgirsti. Jos labai simpatiškos ir gražios merginos, tai čia nepaprieštaraus turbūt niekas. Bet su dainavimu mes irgi sutinkam, kad šita kairė pusė prašiau dainuoja. Aš tik primenu žaidimo taisyklės, pusėm geri ir blogi dainininkai nėra Mes suskirstyti. tą žinom, bet tiesiog galbūt toks sutapimas mums Gali taip. būti, tikrai visko gali būti. Aš manau, kad kurjerė ir povų veisėja turėtų būti blogos dainininkės. Povų veisėja, tai kokius 2-3 kartus žodžius Bet supainiojo. kaip jinai profiškai Aš tiek nepastebėjau. filtravimai savo iš čia. Tai filtravo. Vėliau jūs taip susijaudinat, kad pamiršot žodžius. Aš sėdėjau šalia žmono, jinai čia su manimi. Jinai su kamera, ne su tavim. Ne. Bet apie tinklinę žaidėją kol kas nieks nieko ir nepasakėt. Jinai Trūksta toksai... dar informacijos. Labai paslaptis, jo, gal norėtųsi irgi pasilaikyti. Mes manau, kad lauksim kažkokių tai pagalbų. Jo, toks juodas arkliukas. Juodas, norėjau pasakyti, grinai, juodas arkliukas tą patį. Bet labai išskirtinis balsas jos, labai. Pažiūrėsim. Man tai pasirodė netgi, kad jin kažkokia tai krepšinio komandos šokėja, netgi galėtų būti ir ten tas dainas jau visas irgi mintinai Spirganti moka. tokia. Jo. Galėtų ten ir kulverstukų padaryti ir žodžiu. Salto. Jo, tokia labai tvirta. Jau ir pagal tonaciją jūs taip po truputį atrodo, kad jau žinot net ir ką eliminuosit. Ką apdiskutavom, ką povų veisėja? Galėtumėm sutikti su mūsų detektyvais. Mūsų nuomonė šiuo atveju. Ne. Žodžiu, jokio spaudimo detektyvai. Jeigu nelaimė 1000 eurų, tai... Ten dėl Jokio spaudimo. Aš vienareikšmiškai... Ne, mes čia bendrai, mes ne kažkas konkrečiai, mes tiesiog išgirdom jūsų iš kiekvieno po vieną pastabą, sudėjome bendrą. Okay. Ir manau, kad O tai jūs galvojate, kad gera povų veisėja? Ne, kad bloga. Aš žinau, Jūs tai kad bloga, o Šiuo momentu mes balsuotumėm už kitas balsuotumėm. Negirdėjau Larisos, kaip sakant. Tai čia jau man visą atsakomybę. Kai jau išgirstu Larisą, Jūsų gyvenimiška patirtis viską nulėmė. Aš taip iš aktorinės pusės, aš sakau, povų veisėjai, jinai buvo labai aktoriniai gerai. Ir jinai labai gerai dirbo, viliojo labai gerai. Tai tą viliotoją reikėtų mums iškituoti, man atrodo. Tai nėra lengva, jeigu tu nesi dainininkas ir nepratęs prie scenos, nėra taip lengva bendrauti tiesiogiai žiūrėti ir tiesiogiai kontaktą turėti. Tai aš link žodžių, aš analfabetas dėl žodžių negaliu pasakyti, bet šiaip aš ją dar palikčiau. O kurį jūs naikintumėte ir pašalintumėte? Labai gera šokėja negali būti tokia medinė. Gali tai būti. Gali. O čia gali būti visaip. Nu, gali visaip. Spręsti reikia jum. Paus dabar tu. Bet klausykit, aš jau matau, kad 1000 eurų vis tiek ir nuotaika yra geresnė. Net jeigu ir dabar nieko nepavyks, 1000 jau turit. Tai kurjerė? Kurie? Kurjerės kojos mums sukėlė įtarimą. Dėmesio. Tiesos akimirka. Parodyk savo balsą.
esi nuostabi. Labas. Koks tavo vardas? Eglė. Eglė. Tu esi kurjerė? Ką vežioji? Maistą. Ar kai žmonės daro duris, ar tu padainuoji jam? Sako, vienas namuose. Tu darai, ką nori. Ar galiu užeiti? Ačiū tau už tavo grožį, charizmą, gerą nuotaiką ir drąsą. Ir dar vieną eurų. Ačiū tau. Bravo. Ačiū. 2000 eurų jūsų sąskaitoj. Už 2000 eurų. Už 2000 eurų jau galima tikrai suskraidyti pirmin. Jūs esat buvę, kiek žinau, Kinijoje, ar ne? Jo. Taip. Kokia buvo, už kiek nuskridote iki Kinijos ir atgal? 2000 neužteko. Kiek kainavo dviem žmonėms suskraidyti į Kiniją pirmin atgal? Sunku pasakyti, nes mes tiesiog norėdami išnaudoti Aziją ir pamatyti ją kuo daugiau, tai mes ėmėm vieną iš didžiausių paketų. Tuo tarpu mes į New Yorką planavomės viską patys. Ai, bet buvot nusipirkę jau bilietą. Viską mes jau ir Kokia buvo viešbučius. kaina New Yorko? Oi, lėktuvo bilietai gal 300 eurų. Pirmin atgal? Jo, vienam Dviem žmogui. žmonėm? Vienam. Tai 600 eurų. Jo. Jau gali Tai ta prasme, žiūrėkit. Ir vėliau jūs pasiemam. Aš esu buvęs New York'e. New York'e fantastika, žinokit, mes buvome, tai patikėkit manim, verta ten apsilankyti. Gerai, 2000 eurų. Ar pasiruošę keliauti toliau? Žinoma. Kitas etapas - nulaužtas telefonas. Jūs sakėt, kad apie kai kuriuos iš šitų dainininkų yra kažkokių klausimų. Jo. Kažkokių neiškumų. Šio etapo metu jūs galėsite įsilaužti į vieno iš dainininkų telefoną ir pasižiūrėti, kas yra viduje. Viduje mes matysime nuotraukas, vaizdo įrašus. Tie dainininkai netgi kalbės į kamerą, bet jų balsai bus pakeisti, tam, kad neišduotų tikrųjų balsų. Ir labai noriu pabrėžti, kad geri dainininkai rodys savo tikrąjį gyvenimą, o blogi dainininkai sakys visišką melą. Jie stengsis sumėtyti savo pėdas ir parodyti, kad jie yra geri. Jūs pasirinkite, kieno telefoną norėtumėt pakratyti. Jaučiu, kad reikia mums kratyti tą juvelyrę, kad išsiaiškinti ją. Puiku, tuomet pasižiūrėkime, kas yra juvelyrės telefone. Dėmesio į ekranus. Studijuoju Dailės akademijoje, metalo meno juvelyrika. Šiuo metu esu pirmo kurse ir mano studijos yra Telšių fakultete. Štai čia dabar esu. Tai kur gali būti melas? Gali būti jo, gali būti melas, gali būti esė. Pasistumėjau būdama mokykloje 10 klasėje ir tiesiog labai mėgstu papuošalus ir mama mėgsta, tai turbūt iš jos ir labai norėjusi kažkaip pačiai išmokti pasidaryti, pagaminti savo rankomis. Bet tokia meniška siela, meniška atrodo. O, tokia man meniška. Todėl, kad moka šnekėti. Negaliu niekada sustoti. Čia karaokės lygio per naujus metus. Tai tiek informacijos iš juvelyrės telefono. Man po kiekvieno karto vis daugiau paslapčių apie juvelyrę. Na, netimsi iš juvelyrės tokio meniškumo, kadangi net jinai ir vaidindama kažką, tai turi būti žmoguje krisliukas to meno, nes jeigu tai būtų, nepykstate inžinieriai ar matematikai, pas juos kitaip būna čia. Taip, ir aš dabar negaliu kol kas pasakyti tiksliai. Aš pati esu baigusi dailės mokyklą, bet su dainavimu visiškai nieko neturiu. Tai, kad vienas žmogus mene negali turėti daug talento. Na, bet sako, jeigu talentingas viename, tai talentingas daug kur. Man netgi fiziologiškai atrodo, kad tai jinai ten dainavo, ta prasme, ir realiai, taip, fiziologiškai, taip, žiūri į veidą ir atitinka, atrodo viskas. Tai, aš manau, kad čia yra gera dainininkė. Aš net nebūčiau kračius juvelyrės telefono, nes man atrodo, mes tiesiog norim atmetimo būdu ir įsitikinti, ar mums ją laikyti toliau. Mes galėsime dar vieną telefoną patikrinti, bet prieš patikrinant mes jau turėsime vieną iš dainininkų eliminuoti. Nebūtinai juvelyrę galėsime eliminuoti, bet... Man yra daugiau paslapties su tinklinio žaidėjo ir povų veisėja. Aš dėl to nebūčiau juvelyrės kračius, nes aš manau, kad jinai tikrai gera. Aš būčiau kitas dvi mergaitės žiūrėjus. Manai, kad juvelyrė yra gera? Taip. Kaip ir Vilius irgi taip pat, ar ne mano?
Mes irgi. Galbūt ją pasilikti pačiai pabaigai, kad tam 10 000 užfiksuoti jau ją žodį. Tai čia mūsų ta taktika yra, kad mes jas tikrai nemesim dabar. O ką Tai va dabar mesim? klausim. Mes blaškomės tarp povų veisėjas ir pramogų šokėjas. Aš tai mesčiau pramogų šokėją. Pagal sukandimą, pagal judesius suvaržytus tokius, jinai visa tokia kaip medinukė buvo. Jeigu jinai tai daro specialiai, tai čia aukštas pilotažas. Bet šiaip tai su atsistoti ir taip viską padaryti, taip tobulai blogai, tai čia... Aš jau paspaudžiau. Taip, o ką paspaudėt? Įgarsink. Mes paspaudėm povų veisėją. Bet mes turim galimybę dar ir pakeisti. Tinklinio žaidėjo kažkaip praleidom. Tiesiog padiskutuokim. Mes jau antrą raundą praleidžiam, jin kaip iš krepšinio aikštelių šokėjos. Tas raundas. Net nėra klausimo. Gaila, kol jinai nulips iš viršaus, jei, sakykime, ta prasme, daug ankinti ar dar kažkas, tai mes ją paliekam dar. Gerai, tiesiog norėjau į aikštelę sugrąžinti šitą klausimą. Jeigu turiu jūsų variantas, tuomet tvirtinkite jį. Okay. Dėmesio tiesos akimirka. Parodyk savo balsą. She have a booty like the cat, like but I give into everything. You've been waiting for that step on that swing, you bet. See anybody could be back to you. You need a good girl to blow your mind. Bang bang into the room. I love it. Bang bang over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute, tell you all. Bang bang into the room. I know you want it. Bang bang. See on my car. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you. Wait a minute, tell you all. Me to the A, to the N, to the F. Me to the A, to the N, to the F. See anybody could be back to you. You need the good girl to blow your mind, your mind. Bang bang into the room. I know you. Bang bang, see you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute, tell you all. Bang bang, car. I know you want it. Bang bang, see on my car. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute, tell you all. Labas, povų veisėja. Labas. Kur tiek drąsos? Iš povų. Iš povų. Didelis, bet neturintis tikro balso. Tu tikrai veisi povus? Taip, ne Kiek tik. turi? Gal 40. 40? O kur tu juos visus laikai? Tikiuosi ne bute kokiam? Bute, Vilniaus centre. Joką. Jo. Sigandau. Tai yra tiesiog pas tėvus restoranas už miesto. Ir ten veisiu ir povus, ir balandžius, ir šunis, ir ponius, ir kalakutus. Ir dar atneši 1000. Ačiū tau labai. Ačiū Jums. Ačiū. Iki, ačiū. Fantastiškai. Šaunuolė. Šaunuolė, 3000 eurų. Ar jau tokios sumos jau užtenka daugiau mūsų detektyvų nusivežti į New Yorką? Po sekančio 1000, man atrodo, jau ir Violetai kompanija pasiims. 3000 jau nebloga suma. Jau galime šitą nuveikti, jau galime į Šiaulius už ją grįžti. Dabar jūs galite pasitikrinti dar vieno žaidėjo telefoną. Pirmą išgirskime detektyvus. Ką jūs norėtumėt pakratyti? Juodą arkliuką, aišku. Juodą arkliuką? Taip, tinklinio žaidėjo dabar. Ta pati galvoja. Kas atėjo jau. Jonas irgi tiek metų scenoje profesionalas iš karto. Sekančiame etape mes galėsim išgirsti tikrus balsus. Ir jūs juodas. Tai gal reikia dar pasilaikyti. Bet tai reikės pašalinti dabar po šio etapo kažką. Aš apie šokėją galvoju. O mes galvojam apie šokėją, kad jeigu ji bloga, jinai gali tiesiog iš savo šokių gyvenimo būti pridėjus detalių iš koncertų ir gali mūsų klaidinti. O, tai labai gudriai pagalvoju. Tai labai matysis. Tai jūsų variantas renkatės... Mes vis dėlto tinklinio žaidėjo. Tuomet pasižiūrėkime į ekranus, kas slepiasi tinklinio žaidėjos telefone.
Sveiki ir sveikinu atvykus į mano studiją. Taigi studijai įsirengiau prieš metus laiko, o dainuoti pradėjau prieš 16 metų. Irgi TikTok'e. Muzika lydi labai ilgą gyvenimo dalį ir šiuo metu esu sukūrus daugiau negu 15 savo autorinių dainų ir tikiuosi, kad su kiekvienais metais tų dainų kiekis vis augs, vis didės ir Eva galima Official. džiuginti savo klausytojų širdis. Nes dalintis muziką, kurti muziką yra labai geras ir nuostabus ir šiltas jausmas. Sako, 10 000 laikų, viršutinė nuotrauka, daug sekėjų turi. Pasiekti vis daugiau žmonių su savo kūryba. O, žiūrėk, iš krepšinio O aikštelės. kalbant apie tinklinę, tai tinklinės mano gyvenime buvo su 3-5 treniruotėm per savaitę, tai apie 6 metus, gal net 6-7 metus. Ir dabar jau esu baigusi sporto mokyklą ir kad galiu, aišku, išbėgu į aikštelę pažaisti, bet visa širdis ir visas laikas atiduotas yra muzikai. Nu, atrodo, ne? Pamatėme tinklinio žaidėjos telefoną ir atrodo, kad įnešė Aš sumaišties. alpstu. Bet Kaip jūs jums juodas ir kliukas? Aišku, kad niekas nežino. Matėte TikToko video buvo ir jos vardas Eva matėsi visur. Jis sakė, turi 15 dainų išleidus. Tai mes ją turėjom kažkur tada matyti socialiniuose tinkluose. Aš tai galvoju, kad jin gal netgi kūrė labiau negu pati gal dainuoja. Man kažkur tai Eva, tas vat yra būtent matytas, tas pavadinimas. Ar kažkam teko apie Evą girdėti kažkur? Yra kita dainininkė Eva. Bet Ar tai yra ši dainininkė? Ne šita. Šiaip video tai labai sceniška, labai save gražiai perteikusi. Bet man labai keista, kad aš iš TikTok'ų jos nežinau. Aha, čia labai geras. Sakau, nes matėsi ir TikTok Jo, užrašas. matėsi logotipai, kad dėti filmų. Ir toks įspūdis, kad gal nuotraukos asmeninės Facebook'e surinktos daugiau laikų negu TikTok'e. Ką daryti? Kokios mintys darom? jūsų hebrytė? Dar palikti tą Baisu. juodą arkliuką vis dėlto. Jo, mes vis tiek irgi vis dar apie pramogų šokėją Bet, nuomonės nepakeitė. Tinklinio žaidėja tai labai sujaukė mintis, nieko nepalengvino tinklinio žaidėja, tai mes tiesiog dar laikomės turbūt nuomonės prie pramoginių šokių šokės. Kad mes tie Jo. Ja. Aš tik tai primenu, kad žaidėjai ne tik jūs sprendžiat savo likimą, bet ir superžvaigždžių Viliaus ir Violetos, nes šį Taip. vakarą jiems reikės dainuoti su vienu iš jų. Per reikalą povą išvedė. Kadangi mes žinom, kad dar turėsim pagalbų kituose etapuose, tai mes vis tiek dar šitą juvelyrę ir tinklinio žaidėją, manau, norėsim pakalbinti. Tai mes norėtumėm turbūt atsisveikinti su pramogų šokėja. Nu, reikia pasiklausyti kažko ir gražaus, ar ne? Jau tiek pinigų turit, galite Gali leisti. Ir dabar jūs jau turite eliminuoti. Jau detektyvus išgirdom ne vieną, ne du kartus ir turite pasirinkti. Jūs pasirinkote šiuo metu Pramoginių šokių šokėja. Nu, tiesos akimirką. Parodyk savo balsą! Žinau, kur noriu būti, tik ar man užteks jėgų. Ką turėsiu paukoti, nes visą tai įveikti turiu. Kūnas skauda, abejoju, taip ir kad tik tai Bet jie triuškinančiai viską užsirbo. man riba tik tai dangus. Kol tikės bent vienas žmogus, rytas neatrodys tamsus. Gyvenu svajone ir atiduosiu visą save. Manęs nereikia kas benutiks kelyje, aš atiduosiu visą save. Gyvenu svajone ir atiduosiu visą save.
kas benuvyks kelyje, aš atiduosiu visą save. Bravo! Ačiū. Bravo, Kokia ačiū. jūs graži. Labas. Labas. Koks tavo vardas? Sintija. Sintija, labas, Sintija. Tu šoki ir tu dainuoji, ar tu nei šoki, nei dainuoji? Aš šoku, o dainuoju tik tai dukrytai. Tikrai. O kiek metų dukrytai? 5 mėnesiai. 5 mėnesiai. Ačiū labai. Ačiū tau, labai. Sintija. Ačiū labai, fantastiškai. 4000 eurų tiek yra Brigitos ir Aivaro sąskaitoje ir tai jau yra pakankama suma, kaip jie ir sakė, kad išvyktų į New Yorką. Labai gera matyti ne tik, kad jūs laimėjot jau 4000 eurų, bet kad pagaliau sugrįžo į eterį tas jūsų laikymas. Bet aš atskleisiu vieną dalyką. Mes kaip prieš pradedant filmavimą kalbėjome su Aivaru. Aivaras sakė, jeigu laimėsim 10 000, ar galėsi pradanginti mano žmoną? Tai ar laimės 10 000, jie sužinosime labai netrukus. O dabar yra labai atsakingas momentas, nes pirmą kartą jūs visi ir žiūrovai namuose išgirsite dainininkų tikrus balsus. Turėsite 30 sekundžių juos apklausti. Taigi, kryžminė apklausa. Aivarai, Brigita, turėsite lygiai 30 sekundžių apklausti 2 likusius dainininkus. Ir tik tada priimsite sprendimus, ką norite eliminuoti. Turime juvelyrę ir tinklinio žaidėją. Kurį norėtumėte scenoje pamatyti pirmą? Tinklinio žaidėją. Tinklinio žaidėją, taigi tinklinio žaidėją kviečiame į sceną kryžminiai apklausai. Pristatau jums tinklinio žaidėją ir jūs turite 30 sekundžių su ją pakalbėti. Jūsų 30 sekundžių prasideda dabar. Ar esi lankiusi chorą? Ne. O ką apie tavo dainavimą galvoja tavo artimieji? Kad aš turiu labai gerą balsą. Ar kada nors esi dainavusi mokykloje? Teko mokyklą dainuoti. Į kokią dainininkę labiausiai save tapatintum? Netapatinu, einu savo keliu. Kūrybą rašai lietuvišką ar užsienietišką? Lietuvišką. Kokį didžiausią pasirodymą muzikinę esi turėjus? Savo asmeninį koncertą, pilnos programos. Laikas baigėsi. Ačiū tinklinio žaidėjai. O dabar į sceną kviečiame juvelyrę kryžminiai apklausai. Turime juvelyrę ir jūsų 30 sekundžių prasideda dabar. Ar esi lankiusi chorą? Taip. Ką apie tavo dainavimą galvoja namiškiai? Puikiai. Kokį pasirodymą didžiausią esi surengus muzikinę temą? Esu dalyvavusi Lietuvos balse. Ar praėjai į kitą etapą? Ne. Grįžt, nebesugalvoju, ką esu pakalbėti. 3 sekundės vienam klausimui. Viskas. Ir sekundžių. Jūs tiesiog sukrėtė, kad jinai neperėjo į kitą etapą. Jūs atsipalaiduokit, paklausykim, ką detektyvai turi pasakyti. Jonai. Ačiū, Jonai, už jūsų įžvalgas. Larisa. Čia buvo mano atsakymas. Artistas kalba, kada tyli. Juvelyrė, tai taip kalbėjus tokių specialių padarytų, tokį biškį pastatymą, tokį padarius, bando pameluoti, bando. Bet vėliau, pažiūrėk, per jos įrašą telefone, jos balsas buvo toks aukštas, žinai, tenais tas efektas dar suaštrina, koks jau yra balsas. Taip. Tai atrodė, kad jinai ganėtinai natūraliai kalbėjo, kad jos tikrai labai aukštas balsas, bet jos ta daina, nu, žiauriai stiprus balsas buvo, bet kaip... Jo, tai aš tai ir kalbu. Čia toks minkštas, toks kaip padarytas, biškai, toks pusiau pusvalcitis toksai, nu... O jos abidvi gali dainuoti. Jo, gali jos abidvi gali dainuoti. Šitoje vietoje. Nes tinklinio žaidėja, tai nutitiko viską, tai kaip dainavo žemų, šniokščiančių. Ir šnekėjo, taip pat ir kalbėjo. Karolina, juvelyrė, teko matyti. Taip, Karolina, jūs buvote Lietuvos balso reporterė. Taip, ar jums juvelyrė nematyti? Aš neatsimenu, gal ne tais metais, kai aš buvau. Jeigu jinai nepraėjo. Nepraėjo, bet jinai gali ir meluoti. Tinklinio žaidėja, jinai buvo organiška, natūrali. Tiesiai
šviesiai. šviesiai taip, kaip buvo. Atrodo, eina, kalba, drąsiai, užtikrintai. Ir iš karto. Balsas nedreba. Ir jeigu pasižiūrėsi su kokiu pasididžiavimu savo solinį koncertą. Jo. Tą solinį koncertą gal pliušiniam žaisliukam? Nu, taip nesakytum, jeigu pliušiniam žaisliukam su tokiu pasitikėjimu, tikrai ne. Man tai susimakalavo visiškai kortos, aš dabar labiau esu įsitikinus dėl tinklinio žaidėjos, kad jinai atlikė. Gali būti, kad bet aš labiau esu užtikrinta dabar dėl tinklinio. Šio vieto aš irgi dabar esu, nes tembras žiauriai. Jis labai minkštai ir dainą atliko taip labai plastiškai viską užtikrintai. Ir labai dėjosi. Bet juvelyrai irgi labai paslapti bando išlaikyti, labai paslaptingai. Ir tas perukas ir... Man tai toks jausmas, kad Aivaras jau išskridęs į New Yorką, šypsosi. Jam jau nebesvarbu. Čia geras, 4000. Principe, aš dabar galvoju, kad abi čia stovi geros dainininkės. Tai ir. Ai, tai jau bet kurią mesdamas lauką turėsim gerą koncertą, kaip sakant dabar. Jeigu sakyčiau, 50 viena yra gera, kita bloga, tada aš sakyčiau, kad gera yra tinklinė, bet aš irgi kažkiek procentų duodu, kad gali būti Vyti gero šitoje vietoje. Kadangi Violeta su Viliumi dainos paskutinę dainą ir tinklinė šokėja neištrauktų Violetos nenaukšta mūsų daina, taip. O šita juvelyrė, jos aukštesnis balsas. O čia gali būti suvesta, ta prasme, taip gali būti. Mes taip tiesiog tokią įžvalgą aš padariau. Labai. Ta prasme, dabar ne aš jau sumaišties nešu, o jūs patys savo sumaišties. Aš turiu tokią viziją. Pas juvelyrę labai viskas specialiai, daug pameluoti bandymo. Bet tą momentą, kad jinai muzikos mokyklą yra baigusi, irgi atrodo per akivaizdus faktas, kad sublaškyt, nes sako, kad geri dainininkai bandytų nuslėpti savo tą dainavimą. Ne, geri dainininkai sako tiesą, jie atsako iš tiesų į savo atsakymus. Bet čia niekas jos net neklausė, jau pasakė. Dabar taip. Ne, tai reportaže pasakė. Pagalvokime mes apie vieną. Vienas tik tai. Kuri daugiau vaidino? O? Juvelyrė. Juvelyrė daugiau vaidino, jo. Kaip gerai, kai Šerlokas grįžo. Melavo, ta prasme, paslėpti. Taip, nuvaidino tą blogąją prasme. O gal čia taip natūraliai nepavyksta, supranti. Ir jinai nesistengia. Ir nesistengia. Bet atrodė iš šono, kad, eina balsas ir tu patrauki. Čia neturėdamas nei klausos, nei mokėdamas, tu vis tiek girdi balsą, taigi ir tu laikysi tą mikrofoną. O čia taip demonstratyviai tas toks nuėmimas. Na, bet dar ir Čiurlionkė baigęs, tu nežinai, ką tu baigęs esi. Ta prasme, nežinom, ką baigęs. O gal jinai net nebaigė, tiesiog šiaip pasakė, kad suklaidint. Mes padiskutavome, jūs Puikus detektyvai šį vakarą. Mes negirdėjom, ten manęs jau pradėjo stumti, kad čia manęs visas jau, Tai laikas spręsti tie. Kurį norit išgirsti balsą aksominį, paklausyti, ar tokį šiek tiek... Profesionalų dėmesio... Ne, prie mūsų dainos labiau tik paaiškiai. Juvelyrė, jo. Testas, ar ne tik to? Tinklininkė. Su ta mintim, kad tinklinė žaidėja per daug reportažę atskleidė apie savo muzikinę veiklą, norėdama sublaškyti mus, tai gal tą teisingai ir padarė, tai man atrodo, kad mes ją renkamės. Nujausdami, kad galbūt jinai melavo apie savo muzikinę veiklą ir yra bloga dainininkė. Nu? Dėmesio, tiesos akimirka. Parodyk savo balsą. Jinai tikrai gerai dainuos. Jinai tikrai dainuos. Ten, kur aš, ten gili duobė, praraja. Užmiršta galė, nebespjauti kaip veidą senų nuodų. Ne, nusakiau, tembriškai, taigi visas atitėjo. Mūsų keliuose dujų seniai nėra, pamiršta sutrypta ta euforija, kurioje taip ilgai tu mane mėgdai. Bet kaip galėjo taip nutikti? Žinau, kad žmonės linkę klysti, bet mano širdis ant balto sniego ir tie jausmai seniai
Labas. Labas. Ar tau tikrai vardas Eva? Taip. Mes matėm tik tokį, galvojam, ar čia Eva tavo vardas? Eva, labas. Fantastiškai, bet ar tu matai, čia yra Lietuva. Blogiem dainininkam, wow, yeah. Geri dainininkai. Aš net žodžius sumaišiau, aš galvoju, kas čia vyksta. Kodėl jie neliko? Bet man labai davė gerą dainą, su gerai žodžiais. Žinau, kad žmonės kartais klysta. Tai va, nenusiminkit, turit nemažą sumą. Stebiuosi, kodėl aš tavęs tik tokia anksčiau nežinau. Nes aš buvau visą gyvenimą prieš tik toką ir tik nesenai jį atsisinčiau ir dabar turiu priklausomybę. Tai pasipolovinsim vieną kitą. Būtinai, gerai. Super. Ačiū jums už jūsų laiką. Iki. Ačiū labai. 4,000 eurų jūsų sąskaitoje. Labai didelė suma. Netrukus bus tas momentas, kai reikės apsispręsti, ar žaisite dėl savo pinigų, ar nežaisite. Ir ar linkėsite gero ar blogo Tarasovų šeimai. Čia dabar mes už viską atsigriebsim. Už visus tos patarimus. Mes pripratę, žinai. Įtampos, aš matau tavo balsą, tikrai netrūksta. Rankos įsikibusios tvirtai viena į kitą, detektyvai irgi labai tvirtai. Serga, kad žaidėjai laimėtų pinigus, bet aš noriu šiek tiek įnešti tokio atsipalaidavimo ir suprast, kad pinigai visgi yra tik žaidimas. Svarbiausia turėti gerą laiką. Ir tuos pinigus jūs galėsite padvigubinti, žaidime ar nežaidime. Aš galiu parodyti, kaip tai padaryti detektyvą ir kas nors iš jūsų turite pinigų prie savęs. 10-20 eurų. Laisą turite. Nežinau, kiek. 10. 10 tiks 10. Adiks. Agražinsit. O vat nežinau dėl šito. Larisa, jums 10 eurų yra dėli pinigai? Normalus. Normalus, ar ne? Iš tiesų, ką galima padaryti su pinigais, ką darysite ir jūs, Brigita, Aivarai, tai jūs galima padvigubinti. Ir kaip tai padaryti, reikia pasimti kupiūrą, kelis kartus perlenkti, vieną kartą, antrą kartą ir lygiai tokių pat principų tiesiog, tos pinigus išlankyti. Ir jeigu viskas pavyksta, tai Larisa, jūsų pinigai turėtų pavirsti į 20 eurų. Oho, aš to irgi duosiu 10. Larisa, tai yra jums. Švenys ore. Gražinau, paplojam Larisai. Aš duosiu 200, Larisa, o dabar 20 eurų yra dideli pinigai jums? Didesni? Dabar jie... Sakyk didesni. Šiek tiek didesni. Šiek tiek didesni. Pabandykime su jumis, žaidėjai. Ar turit prie savęs pinigų? Turim. Turit? Na, ne, aš nekalbu apie 4,000 eurų. Ar turit prie savęs kupiūrų? Turim. Gerai. O jie pradings ar padvigubins? Tai čia tik dvigubėja pinigai. Tai priklausomai nuo to atsakymo mes sumą duosime. Priklausomai, ar aš esu geras dainininkas ar blogas dainininkas. Tai turit prie savęs kažkiek 50, 100... Iš kur tokie pinigai? 10. Tebūnie 10. Pasižiūrėjau į veidą. Gerai, 10 eurų. Žiūrėkit dar kartą. Labai lėtai. 10 eurų. Vieną kartą. Antrą kartą. Negaligi visiems sektis. Ačiū. Mes tikimės, kad tai bus 10 000. Bet tam yra detektyvai. Ir detektyvai gali būti, kad laimės pinigus, nes detektyvai šį vakarą jūs visą laiką padedinėjot žaidėjom laimėti tos pinigus, ar ne? Bet mes pažaisim žaidimą. Vėliau, jūs labai padėjot žaidėjom šiandien. Tikrai visi padėjo, bet tas buvo vienas akcentas jūsų intuicija. Tai jūs šį vakarą galite laimėti pinigų. Aš taip nusprendžiau, kadangi tiesiog turiu 10 eurų atliekamų. Ką jums reikia vėliau padaryti? Visų pirma pasakyti, kad jūs nežinojot, kad vyks šitas triukas, mes nesam susitarę. Tikrai nežinau, bet jau užkabinai, nu. Jūs sakėt, jūs nesdatiškas. Kūno kalba visą pasikeitė. Vėliau, prieš pat filmavimą aš vieną kortų koladai apsukau. Viena korta yra apsukta. Jeigu jūs atspėsite, kuri tai yra korta, jums 10 eurų. Jeigu ne, jūs man 50 eurų. Ar apsimoka? Į kokią mes šią laidą patekome? Laida vadinasi, aš turiu pinigų. Man šitą laidą patiko. Vėl yra kortos, yra skaičiai ir veideliai. Kaip tiesiog intuityviai jaučiat? Intuicijas turit skaičiai ir veideliai? Tūzai, ar ne? Tūzai yra prie skaičių. Tai yra kaip vienetukas. Tiesiog dabar atsakykite intuityviai, skaičius ar veidelis? Skaičius. Skaičiai būna nuo tūzo iki 10. Nenoriu jums daryti įtakos, bet dažniausiai tokie smagų žmonės linksmi vis laik sako 7.
2. 3. Kas daugiau? Vis dėl 10 juk. Vėliau, kaip jaučiate, koks skaičius tai yra? Jaučiu, kad tavo 500 vis tiek neduosiu. 10. 10. Aš maksimalistas. 10. Ir 10 būna širdis, būgnai, vynai ir kryžiai. Nuoširdžiai, Viliau. Tai žinoma, tik iš širdies. Širdžių 10? Taip. Bet galite pakeisti savo pasirinkimą. Ne. Aš nenoriu, kad jūs galvotumėt, kad aš jumis manipuliuoju. Aš manipuliuoju, bet nenoriu, kad jūs galvotumėt, kad aš taip visą laidą dariau. jau viena linija, taip ir eisiu iki galo. Jūs iš karto galvojate širdžių? 10 širdis. Taip. Ar norėtumėt pakeisti? Ne. Prašau, pakeiskit. Ne. Viliau. Visas kortos žiūri veideliais į vieną pusę. Ir jūs sakėte, tai yra vynų 2, ne? 10 širdis. Tai yra širdžių. Kaip įmanoma. Kaip taip įmanoma. Viliau, kaip taip įmanoma? Tu valdai mano protą ar kažkaip tai. Viliau, jūs ką tik laimėjote 10 eurų ir dabar yra jūsų pasirinkimas. Jūs galite, paimti ir gražinti tos 10 eurų ten, arba galite tiesiog įsidėti į kišenę ir visą šį likusį vakarą ignoruoti jų. Jūsų sąžinės Ne, aš gražinu, prašom nunešti, palikite seną žmogų ramybėje. Aš svetimų pinigų ne. Dabar kaip aš čia sėdės, man 20 čia. Iš roko paimė čia nesiskaitė. Iš roko nesiskaitė. Larisa, jūs praturtėjot, jūs likot su tais pačiais pinigais, kur turit 4000 ir 10 eurų. O jūs esas, visa Lietuva pamatėt, Vilius yra sąžiningas žmogus. Mums jau pasisekė meilėje, o loterijai dažnai nesiseka. Mes laukime jūsų verdikto. Mes matėme, kaip pinigai padvigubėja, kaip jie grįžta pas žmonės, kurie jos, davė. Ir žaidėjai. Čia buvo toks pasitreniravimas su labai mažom sumom, labai juokinga. Bet dabar kalbame apie 4000 eurų. Priminsiu, kas įvyko šito žaidimo metu, o įvyko labai daug. Jūs pašalinate 4 blogus dainininkus ir tai šioje laidoje yra didžiulė sėkmė. Mes matėme, kaip buvo ir tai yra fantastiška sėkmė. Arba galbūt sakyčiau fantastiška akis, intuicija, bet jums sekasi labai gerai. Dabar jums gali sektis dar geriau. Jūs galite 10 000, 4000. 2 bilietai į New Yorką ir atgal verslo klase. Verslo klase viešbutis, galit net ir iki Grand Canyono viduje nuskristi. Jūs atėjote čia tam, kad užsidirbtumėt New Yorkui. Ar tai užtektina suma jums nukeliauti į New Yorką? Bent jau vienam tai tikrai. Suma užtektina, bet dar lauktuvių norėtas, Žaidėjai, neveltui Aš turiu tokią pastebėjimą, kad Aivaras yra labai azartiškas, bet aš turiu pasidžiaugti, kad mums jau pasisekė meilėje, o loterijai dažnai nesiseka. Bet iš tiesų jums šį vakarą labai sekasi. Ir aš dirbęs kazino prieš kokius 7 metus ir žinodavau, kaip gyvenimai žmonių subyra. Manau, kad jau tiek išbandymų per 16 metų išgyvenę, kad jau mus... Jūs 16 metų kartu? Jo. Paplojam, tikrai 16 metų kartu. Aš neįsivaizduoju, kaip taip įmanoma, kai jums abiem po 30 metų, bet gerai. Ačiū. Tai, žodžiu, mes jau tų išbandymų daug patyrėm, tai mus jie tik sustiprino. Tai manau, kad šiandienos ir sėkmės ir nesėkmės atvejais neturės įtakos mūsų šeimininiam gyvenime. Labai džiugu, labai gera matyti. Detektyvai. Grįžkime prie žaidimo ir pakalbėkime apie patį balsą. Juvelyrė. Kokia jūsų nuomonė? Violeta, pradėsiu nuo jūsų. Gera čia dainininkė ar bloga? Geras ar blogas slepiasi už juvelyrės?
Nuo pat pradžių aš galvojau, kad geras. Nuo pat pradžių tokia turėjau viziją ir man viskas susidėliojo taip, kad turėtų būti gerai. Aš nuo pat pradžių tikėjau ją, taip galvoju, kad reiks pasiekti. Aš tik, Violeta, jūs taip ramiai pasakėte, aš tik primenu jums ir televizijos žiūrovams, kad mes kalbam dabar jau ne apie 1000, o apie 10 000 eurų. Oi, aš visai Ir apie jeigu ne, pinigus. tai tada 4000 nebelieka. Taip, jeigu jūs sugalvojate, kad tai yra geras balsas, pastatote, tai yra pirmas etapas, kai jūsų pinigai gali sudegti. Žinokite, mane labai subalamūtina šitas visas dalykas ir aš nesu toks rizikingas, nemėgstantis rizikuoti taip kaip gal Violeta, taip. Aš gal vis dėlto pasilikčiau tus 4000 ir važiuočiau į New Yorką, praleis puikiai laiko ir Vėliau, ar suprantat, kad už 4000 jūsų tai nepasijėmė? Aš žinokit ir nepretenduoju, viskas tvarkoja, tai romantiškai dviese praleidžia puikų laiką, nes labai ant galo tas jos kalbėjimas, kaip jau išgirdau jos tikrą tą balsą ir kalbėjimą, toks kažkoks arba super gerai suvaidino, tas toks nestabilumas, toksai, kaip jis sakė, nepraėjo paskui kitus etapus balsą, tai vat, kažkaip vis dėlto galvoju, kad gali būti ir nuslydimų, bet, o gal profė, va taip vaidina, tai sakau. Čia iš tikrųjų labai priklauso nuo jūsų, kiek jums yra svarbu pinigai. Faktas, kad 4000 yra dideli pinigai ir kad jūs tikrai New York'e jums laisvai užtektų. Karolina, tu buvai New York'e neperseniausiai. Kiek išleidai, jeigu atmestumėm rūbų pirkimą? Darbais važiavau. Darbo reikalais važiavau, tai aš pati nesifinansavau kelionės. Tai jūs irgi važiuoja darbo reikalais. Gal Karolina paimsi mus darbo reikalais? Mes visi norim dirbti New York'e, Karolina. Ne, iš tikrųjų, tai sakau, labai priklauso, ar jūs čia atėjote žaisti, ar jums iš tikrųjų reikia pinigų. Nes 4000 didelė suma ir būtų saugus variantas pasilikti pinigus. Bet jeigu jūs įsitikinę, kad Juvelyrė yra gera atlikėja, aš nuo pradžių taip galvojau, bet po paskutinio etapo mūsų, kai išgirdome jos balsą, kaip ir Vilius pasimečiau. Tai iš mano pusės aš nesijaučiau tokia užtikrinta, kad galėčiau sakyti taip varot. Patys žinot, kaip būna, visi pataria taip arba taip, o pasirodo yra taip, kaip galvojo pats žmogus. Čia aš neįsisukinėjau. Va čia, sako, klausyk širdies balso, mano širdis buvo, čia, bet čia jau kitur, tai aš galvoju, jie turi spręsti, bet tai yra tikrai nuoširdžiausias palinkėjimas. Jokio žaidimo, jokio to nėra. Bet Jonai, čia yra aš matau tavo balsą ir ką jūs darytumėt, būdamas jų vietoj. Nepatariant, bet jūsų intuicija, ką sako, ar jūs 4000 eurų pasiliktumėte, ar rizikuotumėt dėl 10? Aš kaip žinau, galima aš pasakysiu. Šiandien kaip pas mumis. Kaip žmona, aš labai pragmatiškai pasakysiu. Sakykit, o jūs kaip nuplaukė tą kelionę jums į New Yorką, jums tos pinigus grąžino? Didelę dalį jo grąžino. Ir tų pinigų neužtektų dabar nuvažiuoti į New Yorką, nuskristi. Jau jie suinvestuoti kitur. Jau jie suinvestuoti, jie jau nėra seniai. Nu negalimgi keliauti. Tai va, tada aš sėdžiu ir galvoju. Jeigu buvo didelė svajonė pamatyti New Yorką ir ta kelionė nuplaukė, aš labai praktiškai nuspręsčiau, kam man ta žaidimas va bank. Aš paimčiau tos 4000. Nes būtų mažesnė suma, tai kažkaip dar kitaip, bet 4000 yra tikrai. Jo, ten būtų vienas, o čia jau kelionė tikrai ir galim jau... Aš taip galvočiau, bet... Bet gal mes čia taip per rimtai mes galim, bet gal mes per rimtai čia... Praktiškas žmogus, man pakirpti sparnai, taip kad spręskit jūs. Nekirpomės jūsų sparnų. Ir tarp kitko, aš pasirinkčiau arba viskas, arba ne. Vyro, visada čia yra vyro šitą. Tai užtat tu mane pasirinkai. Pabandykime įsivaizduoti, jūs turite 4000 eurų. Tikrai nuskrisit su ta suma, ar nesakė 3000 reikia nuskristi į New Yorką. Bet užžiūrėkit, jeigu turėsit dar 6000. Dar ir į Meksiką. Jūs ir į Meksiką, arba kaip jūs gal net ir Karoliną ir dar jai rūbų atvežtumėte dar papildomai. Arba kokį golfuką nusipirksi dar. Kokį Manhattan'e gal rūbelę nusipirksi, kokią tašytę nedidelę už tą sumą. 4000, 0 arba 10 000. Aivarai, tu esi azartiškas žmogus. Jo. Kaip, aš jau esu tu visas drebi. Kas tavo galvoje dabar? Man gerai visai, kaip nuspręs mano brangiausiai. Tai visa atsakomybė man. O aš atsimenu savo patį pirmą įspūdį, kai pamačiau visus dalyvius.
Ir aš apie pačią pirmą juvelyrę pasakiau, kad jin yra bloga dainininkė. Tada aš pakeičiau nuomonę ir, žodžiu, eigoj visos užuomenos dar labiau mane sublaškė. Tai... O galų gale, ne piniguose laimė, ar ne? O jų kiekyje. Bet kokiu atveju šį vakarą gausim koncertą, kaip sakant, gal jis bus pilnai geras, gal jis bus dalinai geras, ar ne? O mum į New Yorką užteks nuskristi. Tai pirmiausia, tai aš turbūt noriu detektyvam padėkoti už jūsų įžvalgas. Ir manau, ne vien Viliui, kaip Rokas šiandien paminėjo, jūs visi, ypatingai su pirmų dalyvių, Larisas labai buvo įžvalgos efektingos. Tai vat, visiems jums noriu padėkoti. Manau, kad didelė dalis jūsų dėka mes tiek toli nuėjom ir turim tokį rezultatą. Tai, dar palaukite, dar nespręskite, nes mes norime pamatyti tą duetą scenoje. Taigi kviečiame šio vakaro super žvaigždės Vilių ir Violetą Tarasovus ir juvelyrę į sceną. Čia aš matau tavo balsą. Čia intriga išlieka iki pat paskutinės sekundės. Mes turime 10 000 eurų prizą ir dabar sužinosime, ar tai yra geras duetas. Na, faktas, kad yra geras duetas. Bet ar prie gero dueto prisijungs geras balsas ar tragiškas balsas, sužinosime jau dabar. Bet prieš tai labai norim sužinoti, ar jūs statote savo 4 000 eurų ir sakot, gerai, mums nereikia šitų pinigų, mes galvojam, kad tai geras balsas ir jeigu galvojat, kad tai yra geras balsas, 10 000. Jeigu galvojat, kad tai yra blogas balsas arba bent jau abejojat, grįžtate namo su 4 000 eurų, gal net iš vis nevažiuoti tos Šiaulius, jau šiandien galite išskristi į New Yorką tiesiai. Taigi, mes laukiame jūsų verdikto. Ar jūs pasiliekate 4 000 eurų? Geriau pinigai, tiksliau geriau bilietai rankoje, negu pirkiniai lankoje, ar ne? Tai... Pasiliekam 4 000 eurų. Ar galime paploti žaidėjams, kurie laimėjo šį vakarą 4 000 eurų? Sveikinimai jums. Tai yra didžiulė, didžiulė suma ir jūsų svajonė nuvykti į New Yorką išsipildė. Mes New York'e galvosim apie jūs ir pasiūsim linkėjimus iš Times Square. Žiūrėsim TikTokus iš New Yorko, laikinsim. Kaip mes galim TikTok'e jūs rasti? Mano anketa, kurioje yra daugiau negu 100 000, yra Brigapo. Brigapo? Brigapo, nes mano vardas Brigita, tai trumpinys Briga, o po, nes esu Povilionienė. Super. Tai mes lauksime linkėjimų jūsų iš New Yorko. Na, o dabar pats metas sužinoti, geras ar blogas duetas čia yra. Ir sužinosime, ar vertėjo rizikuoti šio vakaro žaidėjams, na, ar jie padarė gerą sprendimą. Taigi dėmesio, tiesos akimirka. Parodyk savo balsą! Kodėl kartojant žodžius, man nuolat dainuojam apie meilę? Kodėl brangina vienus kitus, apleidžiam suranda laimę?
meilės reikia. Reikia meilės, meilės reikia. Kodėl jinai dar nedainuoja? Meilės. Prašau. Reikia meilės, meilės reikia. Reikia meilės, meilės reikia. Reikia meilės, meilės reikia. Kodėl jinai dar nedainuoja? Meilės. Prašau. Meilės reikia, kad galėtum tam, kad galėtum dainuoti, tam, kad nereikėtų bijoti. Meilės reikia, kad galėtum kvėpuoti, tam, kad galėtum dainuoti, tam, kad nereikėtų bijoti. Meilės reikia. Reikėjo laikytis to pirminio plano. Bet Noriu kiek? Aš sakiau. Bet tavo balsas, tu žveris. Tu kaip Jessie J, ta prasme, Lietuvoj. Bet ir atrodai, ta prasme, Nes sakau, tu panašiai ir fiziologiškai taip taip. atrodė, bet tu taip subalamūtinai viską, taip subalamūtinai. Jinai tik atsistojo, aš jau galėsit įrašą pasižiūrėti, iš karto pasakiau, kad turi jinai... keturis. Eik tu savo. O Dieve, o tu tikrai neišgirdai. 4,000 eurų ir 4,000 tai yra milžiniška suma ir aš matau tavo balsą nejuokauja. 4,000. Jūsų svajonė buvo atvykus čia laimėti kelionę į Jorką ir jūs tai padarėte. Paplojame. Kaip jaučiatės? Gerai. Gerai. Toks gerai. Truputį nusivylę, kad Taip. pabūgom, bet manau, Niujorke džiaugdamiesi pamiršim apie šitą. Faktas, nes iš tiesų 4,000 eurų yra tikrai didžiulė suma. Kaip ir Vilius minėjo, ne 1000, ne 2, jūs turite Bet tik didžiulę. gaila, kad Viliaus negalėsim pasimti. Labai gaila. Mūsų visų. Gaila, kad jūs ne manęs paklausėte. Ir kad aš neatsiminiau jos, nes pasirodo, Aš sakiau, aš buvau pabandyk. tada, kai ji buvo Lietuvos balse. Aš irgi. Ir ji daėjo iki teliko. Ir jinai garbanota yra. Ir Bet jinai žodžiu, suprato, pasidžiaugime, aš dėl to kad mes galėjom ramiai padainuoti. Šalia dainavo dainininkė, o ne pjovė mūsų jausį kažkas pro šoną. Labai gražu. Baigiant labai smagiai. O aš džiaugiuosi, kad nu, yra 4, o ne niekas. Teisingai, ne 0, o 4,000 eurų. Ačiū. Wow, ir dainininkė, koks tavo vardas? Estera. Estera, tu dainavai, tu iš tiesų patekai į Lietuvos balsą, mes matėme tave per televizijos ekranus, ar ne? Taip. Estera, koks tau buvo jausmas, kai tu čia stovėjai? Labai geras, tiesiog atrodo, išnyksta viskas ir tiesiog. Išnyksta. Kaip ir turi būti. Taip, bet jų 6,000 eurų išnyko. Čia aš matau tavo balsą. Iki. Už komandos apgyvendinimą dėkojame Loop Hotel. Ačiū tarėme Švaros namams Paulinį. Čia atgimsta rūbai. Komanda dėkoja InfoS už sklandų ryšį filmavimų metu. Už pagalbą kuriant dainininkų įvaizdžius dėkojame Vilniaus kolegijos studentėms. Dėkojame Belosa už pagalbą kuriant detektyvų ir dainininkų šukuosenas. Stilistė siunčia bučinių puokštę partneriams, kurie nebejotinai palengvino jų darbą. Maikomanija, Fighter Shop, Mas mados namams, salonui Chic, Mod in Mod, dizaineriai Rūtai Survilaitai, dizaineriai Greta Laba, Pako Lorentė Lietuva, Suit Supply. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad aš nuo pirmos minutės, nuo pirmo pamatymo. Nepradėk, Taip, iš karto žinojau, kad kurios dainuoja. Iš karto galvoju, ne, apie vieną ne, o apie mūsų nugalėtoją tai tikrai jau žinojau. Nu, kad kažkokia intuicija ar ką. Bet šiaip gerai pavarėm. Šiaip labai Iš principo, fainas ir labai smagiai projektas. pavarėm. Iki 4,000 tai yra labai geras rezultatas. Jaučiamės gerai. Labai daug emocijų, Daug jaudulio, daug tokių... adrenalino, truputį nusivyliau, kad nesurizikavom. Bet iš tikrųjų džiaugiamės, kad pavyko ir taip labai gerai pasiekti. Tikslą pasiekėm, kaip ir norėjome Niujorką, taip ir... Niujorkas bus. surinkom.
Į projektą ėjom nelabai suvokdami iš karto visų taisyklių žaidimo ir taip atrodė viskas sudėtingai, bet iš esmės po projekto aš supratau, bent jau man toks įspūdis, pasitikėk savim, reikia pasitikėti savo nuojautą, reikia pasitikėti savo įspūdžių pirmų. Jis dažniausiai būna pats teisingiausias. O šiaip tai aš labai džiaugiuosi dėl tų žmonių, kurie dabar turės galimybę nuvažiuoti į New Yorką. Ta svajonė tiesiog įsipildys jų svajonė. Įvilko, kaip sako, į šitą projektą, įtraukė visų puikų žaidimas, azartas užvirė, tiesiog patiems jaudulys, noras sužinoti, noras atspėti, tikrai labai fainas projektas, labai patiko. Atėjau negalvodamas, kad taip įsijungsiu visą širdim ir sielą, tai azartas ir dar man patiko jaunos poros, labai gražų santykiai, labai pasitikėjimas vienas kitu, o neaišku, vis tiek mes tokios poros visada išlošia, ar daugiau ar mažiau, bet svarbiausia yra išlošti. Aš juos sveikinu ir tai yra puikiai vis dėlto laida. Net ir būna detektyvais, ne tik dalyvauja. Smagu pasitikti. Turėjom labai gerą laiką. Turėjom gerą patarėjų komandą, dėl to taip greit atėjom su didelė suma iki pabaigos. Tai, žodžiu, džiaugiamės, kad papuolėm. Geros jiem kelionės.